svečias. Ir su radijo programoje atėjo metas laidai dienos svečias, o šiandieną mes kalbėsime apie birželio 21 dieną, tai jau šį trečiadienį už kelių dienų 17:30 prie Talkšos ežero vyksinti nemokamą renginį Šiaulių miesto bendruomeniai ir svečiams, tai jogos diena Šiauliuose 2017. Apie visą tai išsamiau papasakos studijoje viešinti svečiai, tai jogos instruktorė projekto Šiauliuose Madinga sportuoti koordinatorė Jurga Mikelionė. Sveiki, Jurga. Labas. Taip pat tarptautinės organizacijos gyvenimo menas mokytoja Reda Gurskis. Sveiki. Sveiki. Ir jogos instruktorių sporto klubo Sun City CrossFit ir joga rūmų studijos Šiauliuose vienas iš įkūrėjų Gintas Alseika. Sveiki. Labas. Apie jogos dieną, kiek pamename, jau 3 metus vyksta jogos diena Šiauliuose, tai vadinasi, ji pasiteisina ir ne, kad tęsiamas renginys yra. Papasakokit gal pradžioje ištakas šio renginio apskritai, kada kieno sumanymu jis prasidėjo, pradėtas rengti. 3 metai Šiauliuose vyksta nuostabus renginys, tai yra jogos diena, bet tai nėra šiauliečių diena. Tai renginys... mes jau labai norėtume pasisavinti jau savo šį... Be abejo, jeigu iš Šiaulių mes neišvažiuojam, tai mes galvom, kad tai yra Šiaulių renginys. Bet jogos diena yra tarptautinė diena ir birželio 21 diena yra paskelbta tarptautinė jogos diena ir šią dieną visas pasaulis mini būtent šitą dieną. Ir renginys organizuojamas nepaisant kurią savaitės dieną, ir ne? Būtent išeina jogos diena, tokia diena ir rengiamas. Kadangi jogos diena yra 21 diena, tą dieną mes visada turim kažkokį paminėjimą bent tarp mūsų, ar ne? Mūsų jogos būreliuose, grupėse, mokyklose, bet kaip taisyklė, tai nėra būtent tos dienos renginys. Ta visą savaitę jau vyksta renginiai. Ir vyksta visoje Lietuvoje, vyksta Šiaulių apskrityje, vyksta visam pasaulyje. Tai mes irgi tai neišimtis. Kągi, smagu girdėti. Kalbant apie pirmasios jogos dienas, ką galėtumėte palyginti su jau antrąją rengtą ir dabar štai šiais metais jau trečiąją, kiek ir kas susirinka į šį renginį? Smagu pažymėti tai, kad porą metų iš eilės organizuojant jogos dieną Šiauliuose susirinko tiek pirmais metais, tiek antrais metais virš 200 žmonių, kas, manau, mūsų miestui iš tikrųjų naujam tokiam renginiui, vis tiek naujai atsiradusiam renginiui mieste yra gana gausus skaičius. Smagu, kad geras grįžtamasis ryšys po to lieka ir žmonės po to dalinasi tais įspūdžiais ir kadangi tikslas yra ne tik tai tą dieną pabūti kartu, bet sužinoti, kurgi Šiauliuose, kokios jogos praktikos vyksta, kokiose studijose, pas kokius jogos... Jeigu norite ateityje lankyti, pas kokius mokytojus, instruktorius, kokiose jogos mokyklose, kokios kryptis. Smagu, kad po to žmonės gali susirasti, eiti į savo studiją pagal savo poreikį, tiesiog susirasti savo bendruomenę ir ten toliau praktikuoti jogą tokią, kokios reikia jam šiuo metu, šioje gyvenimo situacijoje. Tai vat, tokie tikslai ir toks grįžtamasis ryšys. Kaip sakiau, žmonių virš 200 tiek vienais, tiek kitais metais, bet turbūt pats skaičius tai nėra svarbiausia. Svarbiausia, labai norėtųsi būtent to tęstinumo, kad žmonės po to eitų į gylį, kad jie tą praktiką darytų savo rutiną. Aš pati taip, manau, kad ir kolegos, nes po to vis tiek kyla klausimų, iš kurgi tas jogos instruktorius, dėl to ir norisi juos parodyti, iš kur, kokia tai mokykla, kas per jogos praktiką. Ir čia turbūt galimybė yra žmonėms, kas dar neprisilietė prie jogos, susipažinti su ją, ar ne, ir tai tęsti, kaip minėjote, giliau. Su kuo, kaip sakant, tą jogą valgom, ar ne, kas ten toliau viskas vyksta. Taip, be abejo, renginys skirtas visiems, tiek yra jogos rūšis vaikams, yra jogos rūšis suaugusiems, seniorams ir panašiai. Tai šiame renginyje visi laukiami, visus kviečiame ir bus puikia proga tiek jau lankantiems, tiek jau praktikuojantiems išbandyti naujas rūšis, pažiūrėti, kaip kiti treneriai veda praktikas. Ir tiesiog gerai praleisti laiką, prisidėti prie tokio gražaus judėjimo, kaip jogos diena ir sveika gyvensena. Tai visi laukiami. Ar sudėtingi pratimai bus, ar būtinai būti pažengusiems, ar galima iš viso, tarkim, nesusidūrus su joga? Ar pradžiamokslėms? Pirmiausia, kas apskritai yra ta joga?
Mes kartais galvojam, kad joga yra jų būtinai, reikia turėti didelį lankstumą, kad mes ten turim būti kažkokie būtinas stovėjimas ant galvos, ar ne? Taip, kad ten mokins visus. Ne, joga yra kiekvienam. Joga praktikuoja kūdikėlis savo lovytį, savo lopšį. Joga yra ant tiek natūralus dalykas visam mūsų organizmui, kad mūsų diena, mūsų jogos diena kviečia visus, netgi jeigu galvojat, kad tos jogos jūs nepadarysit, ateikit, jūs pamatysit, kad joga gali tikti ir jums. O štai kiti skeptikai, pavadinkime gal taip, joga sakytų, čia mados kliksmas, žmonės vaikosi mados ar panašiai. Tada pakalbėkime apie tai, ką joga duoda organizmui. Kodėl taip joga populiarėja šiai dienai, ir ne? Joga turi daugybę privalumų, tai nuo paprašių galbūt labiausiai pastebimų fizinių tampame stipresni, lankstesni, geriau jaučiamės ir visų emocinių, kaip padeda nusiraminti, padeda vėl susikaupti, atrasti galbūt aiškesnės mintis. Ir naujam darbui, ir ne, turbūt susikaupti. Tai be abejo, tai labai užsienio populiaru prieš darbą eiti arba netgi vidury darbo dienos, kad žmogus nusiramintų, praktiškai atsijungtų nuo visų reikalų, grįžta šviežia galva, gali daug geriau, šviežiau dirbti ir geriau jaustis. Taip, prašom. Gal dar norėčiau įsiterpti su pačia esmė, kas yra joga. Jeigu išvertus iš sanskrito kalbos, žodis joga tai reiškia vienybė. Ir iškart kyla klausimas, tarp ko ta vienybė. Mes labai dažnai jogą traktuojam kaip tik fizinį krūvį, bet tai iš tikrųjų yra daug daugiau. Tai yra fizinis krūvis, tai yra kvėpavimas, tai yra proto ramybė. Būtent joga šiandien dienai... Joga susideda iš daug derinių, ar ne? Be abejo, ir meditacija. Būtent dėl to joga vis tampa madingesnė, kadangi stresas šiandien dienai užkariauja pasaulį. Alternatyva yra labai geras derinys, būtent joga. Labai gerai, kad tokia mada. Jogos mada. Dar norėčiau įsiterpti, kad dėl to turbūt ir madinga, kad tai veikia. Žmonės jaučiasi geriau, atėję ir gauna kažkokį rezultatą, ar ne? Jo, ir jie atranda savo asmeninę praktiką. Tai kaip ir minėjo, kad nebūtinai fizinė, visi įsivaizduoja tas, kai yra matoma, kas yra matoma, bet iš tikrųjų... Arba liga, kai jau yra matoma, ar ne? Bet jau dažnai būna ar per vėlu, ar jau sudėtinga jos išvengti. Ja, iš esmės, kad kvėpavimo pratimai ir meditacija nėra taip populiarinami arba nėra taip matomi. Tai dėl to čia bus puikia proga pažiūrėti ir atrasti galbūt būtent savo kelią į jogą. Bet norėtųsi tiesiog pasakyti, kad tai bus konkrečiai šioje jogos dienoje, tai bus vientisa jogos praktika besikeičiant mokytojams, treneriams, instruktoriams ir jie tik tai dalį savo, aišku, praktikos pristatys, sakykime, po 10-15 minučių kiekvienas savo indėlį įneš šitą jogos šventę, bet tuo pačiu tos dienos metu, šito renginio metu kviesime, viešinsime ir po to internete, savo interneto svetainėse ir Facebooko paskyrose viešinsime tokį kaip grafiką, sakykime, renginių, jogos mokyklų, mokytojų, kurie dalyvaus. Mokytojai mokyklos kvies jau pas save patirti pilną, sakykime, vieną kokią tai praktiką arba tiesiog susipažinti tam, kad galėtų papasakoti, kokie yra jų jogos kryptis, kokie yra jų jogos pakraipa, nes pakartosiu dar kartą, visgi norisi, kad žmogus ne tik tai ateitų į tą tokį renginį į šventę ir pašvestų, sakykime, tą dieną, bet norisi, kad jis po to giliau domėtųsi, kad jis iš tikrųjų patirtų tikrą tą poveikį kiekvienos praktikos ar tokios, kokie jam tinka ir tada galbūt tikrai savo gyvenimui atrastų tą savo nuolatinę jogos rutiną, kuri būtent jam tinka. Tai va, žodžiu, bus kvietimas į pilną kokios tai jogos ar mokyklos ar krypties į pilną užsiėmimą. Ateikite, susižinokite ir po to tikrai būtinai sudalyvaukite, nes turite nerealią progą, ne visą laiką pasitaiko išbandyti nemokamai, ar ne? Taip. Renginys nemokamas. Taip, renginys nemokamas. Apie tai, kokias jogos rūšis bus galima išbandyti renginyje, mes jau pakalbėsime netrukus po keletos muzikinių kūrinių. Dienos svečiai.
Toliau tęsiasi laida dienos svečias, o šiandieną pas mus svečiuose išties gausų svečių. Tai ir jogos instruktorė projekto Šiauliuose madinga sportuoti koordinatorė Jurga Mikelioninė ir tarptautinės organizacijos gyvenimo menas mokytoja Reda Gurskė ir jogos instruktorių sporto klubo Sun City CrossFit ir Yoga Room studijos Šiauliuose vienas iš įkūrėjų Gintas Alseika. Na ir mūsų laidos tema joga, būtent gražus renginys vyks Šiauliuose, kaip ir kitose Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Minėsime Tarptautinę jogos dieną, birželio 21 dieną, 17:30 min. Prie Talkšos ežero vyks nemokamas pasikartojo renginys Šiaulių miesto bendruomenė ir svečiams. Jogos diena Šiauliuose 2017. Na ir labai smalsu, kokios jogos rūšys bus vedamos, praktikuojamos, kurias bus galima nemokamai išbandyti jogos dienoje. Prašom. Šiemet planuojame pristatyti Hatha joga, Vinyasa joga, garso joga, bus kvėpavimo meno pradmenis, joga porose, Samara joga. Galima bus pabandyti atlikti pusiausvyros pratimus ant vandens lentų, ant irklenčių Talkšos ežere. Galima bus susipažinti su reiki, su tam tikrų masažų, tam tikrų rūšių. Bus joga su kamuoliais ir kitų visokių gerų dalykų bus. Na ir čia, Jurgai, įsiterpsiu, jeigu daugeliu, kaip ir man, pavadinimai nieko nesako, tiesiog tada reikia ateiti ir išbandyti, pasižiūrėti, kas tai yra, ar ne? Taip, reikia ateiti ir išbandyti. Bent jau smalsumo vedami, na ir manau, gal daugelis išvardintų jūsų praktikų, jogų rūšių, galbūt ir patiks ir susidomėsite. Būtinai, tuo labiau, kad jeigu, sakykime, pats renginys prasidės 17:30 ir vyks valandą iki 3 valandų, taip, sakykime, 2-3 valandas planuojame, pasižiūrėsime, kaip mums ten viskas plauks vienas po kito, tiesiog mokytojai kaip eis į tuo pačiu metu dar atskirose vietose bus tiek ant žolytės kažkur netoliese, tiek vandenyje, kaip sakiau, bus galima atskirai dar nueiti, pasidomėti ir papraktikuoti atskirose segmentuose, nes kai kurie mokytojai dar savo tokias stoteles turės ir ten jie arba pasakos, arba rodys, kartu praktikuos su tais, kurie ateis pasmalsauti, pabandyti. Žodžiu, nespėjusieji ateiti, tarkim, 17:30 min, gali ateiti kiek vėliau, bet kada prisijungti, jie tikrai nepavėluos, ar ne, ar kažko tai? Tikrai taip, tikrai taip. Ir ką reikia atsinešti? Čia nereikia kažko nieko tokio ypatingo, tiesiog kviečiame turėti kilimėlius, jeigu neturite, kviečiame nepergyventi ir vis tiek ateiti, nes prašysiu iš tikrųjų kolegų, kurie gali atsivežti savo kilimėlių, kad kaip ir praeitais metais šiek tiek atsivežti. Kreipiamės į klausytojus, kas neturi galbūt specialaus to vadinamo ar ne turistinio kilimėlio, tai galima atsinešti bet kokį. Be abejo, gali būti jogos kilimėlis, gali būti tiesiog kažkoks užklotėlis pasidėti ant žolės, o galima ją praktikuoti tiesiog ant žolės basom kojom. Jeigu yra geras oras, tai žolė tai yra dar smagiau. Ir reikėtų būti apsirengus laisvą aprangą ir atsinešti gerą nuotaiką, šypseną ir išeiti su dar didesnė. Ir šiuo atveju, supratau, netgi kėdai nebūtini, kaip minėjote, galima basomis. Jeigu norit, galite ir ateiti basom, arba tiesiog nusiauti atėjus. Čia jau pagal asmeninį kiekvieną poreikį. Apie tai dar šiek tiek kas dalyvaus jogos dienoje. Jogos dienoje dalyvaus mokytojai, instruktoriai, kurie, sakykime, jau nebe pirmus metus dalyvauja, kurie yra pakviesti įvairios jogos mokyklos, mes jas pristatysime ten konkrečiai renginio metu, bet jeigu dar kažkas mus dabar girdi, ko mes nepažįstam arba atleiskit, dar nepaskambinom, nepakvietėm, tai labai labai kviečiame prisijungti, nes, kaip sakiau, be tos pagrindinės tokios mūsų mini scenos dar bus ir atskiros vietos, kur galima bus save pristatyti, apie save papasakoti ir papraktikuoti kartu su atėjusiais. Žodžiu, galima ir renginio improvizacija, kaip štai ir mūsų laidos pokalbis, ar ne? Gali bet kas nori prisijungti, tik tai tada galbūt renginys užtruks ilgiau, o galbūt žmonėm kaip tik į naudą labiau patiks. Tiesiog, man atrodo, žiūrėkime į jogos esmę, kad tai yra atsipalaiduoti į gyvenimą ir taip ir planuokim tą jogos renginį, kad tiesiog tegul jis būna toks malonus, geras, šviesus ir... Žodžiu, vidury savaitės pati tinkamiausia diena gerai atsipalaiduoti, ar ne? Gražus susitikimas jogos tema šiauliečiam ir miesto svečiam. Taip, dabar norisi šiek tiek pašnekovus, jūs visus daugiau su jumis susipažinti, su Jurga Mikelioninė mes jau kalbinome ne kartą laidoje, bet vis tiek prašysime nors trumpai priminti savo istoriją. O kiti pašnekovai pas mus svečiuojasi pirmą kartą, tad su jais ypatingai norime susipažinti ir paklausti jų pažintį apskritai su joga, jų patirtį ir galbūt sportu.
Sportas lydi visą gyvenimą, sportas, šokiai. Mokyklos laikais apie jogą nebuvo net minčių. Šokiai, ką šokote? Liaudiški šokiai, nuo pat 1 klasės iki pat 12. Tai buvo tiesiog gyvenimo galbūt būdas netgi. O joga į mano gyvenimą atėjo jau 16 metai eina, kaip joga atėjo. Tai buvo tiesiog paprasta, natūrali pažintis, net neieškant galbūt jogos. Bet po pirmo susipažinimo supratau, kad tai mano kelias. Labai aiškus buvo suvokimas ir jau 9 metai esu gyvenimo meno mokytoja, kuri veda įvairius kursus vaikam ir suaugusiam, kurie yra ne tik fizinis aspektas, o tai yra ir kvėpavimo pratimai, ir meditacija, tai yra kompleksas. Kaip Jurga minėjo, eiti giliau, taip, gyvenimo mene galima eiti jau ir giliau, jeigu žmogus to nori. Ačiū. Prašom. Tai mano pažintis su joga buvo taip pat turbūt tokia netikėta. Sporto klube po geros treniruotės sugalvojau, kaip dažnas mitas yra joga tik prasitempti. Galvojau, nueisiu prasitempti. Nuėjau ir buvo labai sunki fizinė praktika, bet po to jausmas buvo labai geras. Ne tik kūnui, bet būtent, kad galva buvo šviesi, išėjau laimingas ir kažkaip po truputį pradėjau tą praktiką įnešti kasdieną, nes pajutau, kad kartais grįždamas iš darbo, vis turėdavau galvoje, neišeidavo pamiršti kai kurių reikalų ir panašiai. O būtent pusvalandis jogos, fizinės praktikos, kvėpavimo, pratimų, truputį meditacijos ir viskas, jautiesi naujas vėl. Tai po truputį ta praktika tapo kasdieninė ir per laiką sugalvojau, pasidomėjau kursais, išvykau jogos mokytojų kursus ir tada supratau, kad tai tikrai yra mano kelias, norėjau dalintis tomis žiniomis, ką gavau ir labai džiaugiuosi, kad turime šaunę bendruomenę, su kuria nuolat augame, tobulėjame ir po truputį žengiame vis gilin taip pat. Ačiū, Gintai. Na ir Jurga, priminkit savo istoriją. Mano istorija tokia, kad aš 15 metų, irgi 16 metai esu šalia jogos ar jogoje tiek, kiek man pavyksta, kaip aš galiu ir kaip įsivaizduoju. Ir kaip sakiau kolegoms ateinančia, kad jeigu mano manimo, aš taip matau žmonės, kad kai kurie yra jogai iš prigimties, negalvodami, kad jie jogai. Ir yra kita rūšis žmonių, kurie yra jogai tiesiog dėl to, kad jiems reikia, nes kitaip jie sudegs. Tai aš esu ta jogė tapus, nes iš tikrųjų, jeigu ne ta praktika, man jinai iš tikrųjų labai padeda subalansuoti tą vidinę ugnį, aš manau, kad tai tikrai mane sudegintų, jeigu jogos nebūtų. Tai va, tai tiesiog tada, kada reikia nurimti, kada reikia susidėlioti, susistatyti taškus ant į, tai va, visa ta fizinė praktika. Kitaip tariant, reguliuoti savo energetinį balansą, ne? Vienareikšmiškai visokį balansą. Va, ir tikrai praktiškai esu tai patyrusi ir iš savo praktikos galiu sakyti, kad tas gyvenimas jis įgauna kitokią kokybę, kada tu praktikuoji ir kada tu randi tai, kas tinka tau. Tai yra fizinė praktika ir ne tik fizinė praktika, ir kvėpavimo pratimai, ir netgi gyvenimo filosofija ir požiūris. Ir aš pati esu iš tikrųjų galbūt daugiau jėgos jogos atstovė, nes kažkaip taip norisi vis tiek vis tiek prie tos ugnies traukia. Man atrodo, kad dažnai eina ratu arba kažkokią kryptį turi, nes dažnai pradedam nuo vieno kažkokio dalyko, bet per laiką norisi arba pats augi ir ieškai kažko daugiau, arba aš irgi pradėjau turbūt nuo tos fizinės, bet kuo toliau, tuo labiau atrandi tiek kvėpavimo, tiek meditaciją naujų spalvų ir naujo gaivumo. Tikrai tai pritariu, juo labiau, kad man joga atnešė gyvenime pačią didžiausią dovaną, tai yra žmonės, kurie ateina į mano gyvenimą. Tai yra mano kolegos, tai yra mano mokytojai, mano, sakykime, bendraminčiai, arba aš tampu jų bendramintė ir aš esu tikrai apdovanojęs esu. Kaip sakoma, koks pats esi, tokius žmonės traukia ir panašiai. Aš tada pats keičiasi labai gerai galėčiau apie save pagalvoti, jeigu čia taip. Nes tikrai labai nuostabių žmonių sutikau gyvenime būtent per jogą. Ir draugų, kurie tapo dabar draugais, tai tikrai labai kviečiu tuos, ypatingai tuos, kurie nebandė ir sako, ne, čia ne man.
aš jau čia tos kojas už ausies neužkišiu. Tikrai ne apie tai yra joga. Ir nereikės to daryti, ir ne? Tikrai ne. Nurankime mūsų klausytojus. Ačiū mūsų pašnekovams. Čia vėlgi keliamės į trumpą muzikinę pertraukėlę. Grįžtant prie viso renginio, čia pajuokavimui galima pasakyti, mes taip nurimsime trečiadienio vakarą, kad pamiršime ketvirtadienį sugrįžti į darbus. Čia kita gali būti problema. Kągi, muzika. Dienos svečiai. Toliau tęsiasi pokalbis su dienos svečiais. Primenu, šiandien studijoje svečiuojasi jogos instruktorė projekto Šiauliuose Madinga sportuoti koordinatorė Jurga Mirkelioninė, tarptautinės organizacijos gyvenimo menas mokytoja Reda Gurski ir jogos instruktorių sporto klubo Sun City CrossFit ir Yoga Room studijos Šiauliuose vienas iš įkūrėjų Gintas Alseika. Na ir šios dienos tema joga, būtent gražus renginys vyks birželio 21 dieną 17:30 min. Prie Talkšos ežero. Primename, tai nemokamas renginys Šiaulių miesto bendruomenė ir svečiams, tai jogos diena Šiauliuose 2017. Kągi, gyvenimas nestoja, baigsis šis renginys, tačiau, kaip žinia, įvairūs sportiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai Šiauliuose tikrai nesibaigs, ar ne? Ta žada mums šiandien studijoje viešinti Jurga Mirkelioninė. Papasakokite, kas apie tai, kokie užsiėmimai laukia šiauliečių. Tikrai taip, labai smagu pasakyti ir dar kartą pakviesti šiauliečius į fizinio aktyvumo užsiėmimus lauke. Mūsų projekto Šiauliuose Madinga sportuoti nuolatinis partneris Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras kviečia kiekvieną pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį prie Lapės arba Beržynėlyje 18 valandą į fizinio aktyvumo užsiėmimus. Jie ten yra skirstomi pagal lygius. Visa, ta prasme, gali būti šiek tiek stipresni arba švelnesni pagal savo poveikį, ne tokie fiziškai sunkus. Visą tą informaciją galima rasti Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuro Facebooko paskyroje. Tai yra nemokami užsiėmimai visai Šiaulių miesto bendruomeniai. Lygiai taip pat Šiauliuose Madinga sportuoti projektas irgi kviečia į šeimos sportadienius sekmadieniais 11 valandą. Dabar turėsime čia poros savaičių atostogas, nes bus joninės, bus Saulės žiedas, bet irgi ieškokite tiesiog Facebook'e Šiauliuose Madinga sportuoti ir sužinosite, kur į kokius nemokamus užsiėmimus galite ateiti sekmadieniais. Ir dabar perdodu žodį kolegoms, nes jie irgi dar turi ką pasiūlyti miesto bendruomeniai. Mes turim projektą City Yoga, kuris vyksta ne tik Šiauliuos, vėl sakau, jeigu kas girdi svečiai Šiaulių, tai yra visoje Lietuvoje City Yoga projektas vyksta jau 2 metai, Šiauliai 1 metai. Ir persikėliam iš mūsų gyvenimo meno centro į miestą, į lauką. Tai yra kiekvieną antradienį 9:30 ryte mes renkamės prie Lapės ir atliekam jogos asanas. Lygiai taip pat Beržynėlyje ketvirtadieniais 6 valandą vakare. Noriu padrąsinti žmonės. Jeigu manot, kad lauke jūs jausitės nedrąsiai, jeigu jūs manot, kad laukas yra ta vieta, kur gal kažkas pažiūrės, galbūt kažkaip tai jūs pasijausite nejaukiai, tai tiesiog ateikit ir patirkit tai, nes lauke daryti jogą tai yra fantastika. Pritariu. Ačiū, Radai. Taip, tai Sun City CrossFit klubas taip pat prisideda prie iniciatyvos žmonių veiklumo, sportavimo ir mes periodiškai kiekvieną savaitę organizuojame po kelis užsiėmimus, vis skirtingus, kur žmonės gali išbandyti nemokamai. Tai sekite Facebooką ir turėsit progą išbandyti CrossFitą, hitą, jogą ir judėjimo klases pas mus klube arba lauke, priklausomai nuo oro. Tad kviečiu ir linkiu tik būti aktyviem, patiems ieškoti, žiūrėti ir galite vasarą puikiai išbandyti viską, ką tik norite. Norėčiau, kad šiek tiek papildytumėte pavadinimą CrossFitą. Kas tai? CrossFit tai aukšto intensyvumo funkcinis judesys paremtas sportas. Jis yra atėjęs iš Amerikos, labai populiarus, turbūt žaibiškiausiai išpopuliarėjęs sportas ir dabar po truputį atkeliauja ir mūsų kraštus. Vilniuje yra 4 oficialūs sporto klubai ir visi jie yra pilni. Tai mes džiaugiamės pristatydami Šiauliuose pirmąjį klubą ir Šiauliuose galbūt dar
reikia truputį laiko tam judėjimui, bet labai džiaugiame savo bendruomenę, nuolat augame ir organizuojame renginius ir organizuojame vidinės varžybas, kur žmonės gali laimėti prizus. Tad tai puikus būdas ir sportuoti, ir atrasti draugų. Ir kai sportuoji ne vienas, su sertifikuotu treneriu, tai gauni ne tik fizinę naudą, bet ir gerai praleidi laiką su draugais ir bendraminčiais. Ačiū mūsų pašnekovams, na ir pabaigoje jūsų palinkėjimas visiems RS2 radijo klausytojams. Tiesiog būkit aktyvus, nes bet koks jūsų aktyvumas, sportavimas, tai yra pirmiausia nauda jum patiem. Ačiū, Redai. Prašom. Aš tai linkiu neužsidaryti kažkokiame mažame kvadratėlėje, kur galvoti, aš negaliu, o žinoti, kad mes visi augame. Mes viską galime padaryti, jeigu pradėsime nuo dabar ir tą seksime ir nuolat darysime. Tad linkiu turėti atvirą mintį ir pasiryžimą tobulėti. Ačiū Gintui ir Jurga. O aš labai linkiu turėti drąsos pabandyti pačiam ir labai kviečiu pakviesti, nes iš tikrųjų stebuklus daro kvietimas. Tai ateikime patys, sudalyvaukime patys, dalyvaukime aktyviai miesto gyvenime, visi šiauliečiai, miesto svečiai ir kvieskime draugus, kaimynus, pažįstamus, tiesiog pakvieskime. Ir tiesiog susirinkime ir būkime, patys kurkim savo miestą, savo gyvenimą, savo aplinką ir savo gerą nuotaiką ir dalinkimės ją. Nuo pirmąjį pakvietimą kviečia RS2 radijo stotis, kviečia prisijungti visus mūsų klausytojus ir taria iki susitikimo birželio 21 dieną 17:30 prie Talkšos ežero, kur vyks nemokamas renginys Jogos diena Šiauliuose 2017. Na ir priminsiu apie visą tai išsamiau, pas mus kalbėjo studijoje viešintis svečiai, tai jogos instruktoriai projekto Šiauliuose madinga sportuoti koordinatorė Jurga Mikelioninė, tarptautinės organizacijos gyvenimo menas mokytoja Reda Gurski ir jogos instruktorius sporto klubo Sun City CrossFit ir Yoga Room studijos Šiauliuose vienas iš įkūrėjų Gintas Alseika. Ačiū mūsų svečiams už pozityves mintis, už informacijos skleidimą ir iki susitikimo renginyje.